Sveiki, čia Bratukas ir jo trečiasis YouTube'o vidosikas. Sklypo paieškos tęsiasi. Neradau Lietuvoje, ieškosim Londone. Tai ką, kaip ir minėjau, Lietuvoje sunkiai sekasi rasti sklypą. Ką, sėdau į lėktuvą, atskridau į Londoną, Angliją, paieškosim sklypų čia. Ir tik pradėjau gilintis, iš karto susidūriau su keliomis problemomis. Kokios jos buvo? Tai kamgi priklauso žemė Anglijoje? Teoriškai, žemė Anglijoje priklauso karalieniai. Na, dabar jau karaliui Čarlzui III. Realiai visą žemę Anglijoje valdo aristokratų šeimos, privatūs didikai bei karališkoji šeima. Bet jie suteikia teisę žemę naudotis per skirtingas nuosavybės teisės. Tai yra freehold ir leasehold. Apžvelkime šias dvi nuosavybės teisės. Anglija kaip visą laiką lepina gerais orais. Čia normali diena Anglijoje. Leasehold tai reiškia, kad tu perki laiką, bet ne žemę. Teoriškai tu išsinuomoji žemę iš karalystės tam tikram laikui. Dažniausiai tai būna 99 arba 125 metai. Įsivaizduokite, praeina terminas, nusipirkai butą už 400 000 ir jis tau nebepriklauso. Ar norėtume to? Nemanau. Arba jūs galite būti freehold savininku. Ką tai reiškia? Kad jūs tampate žemės ar toje žemėje esančių pastatų savininku neribotam laikui. Kai turi freehold, gali žemę parduoti, palikti paveldėtojams, statyti turint leidimus, nuomoti kitiems ir tapti landlordu. Dar vienas įdomus faktas, jūs galite tapti sklypo ore savininku. Air rights. Tai reiškia, kad jūs nusiperkate erdvę virš žemės. Kai žemė Londone tampa per brangi, investuotojai pradeda žvalgytis į orą. Gali nupirkti teisę pridėti dar vieną aukštą. Taipogi norėčiau visus paraginti, pasubscribinti Bratuko YouTube kanalą ir paspausti širdelę po šiuo video. Jums tai nieko nekainuoja, o man tai reiškia labai daug, nes tai mane skatina kurti ir tobulėti. Anglijoje sklypo neradau, važiuojam į Lietuvą. Aplankyta Anglija, aplankytas Londonas, miestas ir šalis labai graži, bet dėja sklypo čia nepirksiu. Vis tiek, namai kur širdis, o širdis yra Lietuvoje. Skrendam į Lietuvą ir tęsiam Bratuko sklypo paieškas Lietuvoje. Važiuojam, tai yra skrendam. Nu tai ką, sveikučiai draugai, vargais negalais pargrįžo Bratukas iš to Londono, iš tos Anglijos. Kelionė buvo sunki ir varginanti, nes kas žino, tai matėt, atidėtas buvo mano skrydis, nes buvo uždaryta oro erdvė Lietuvoje. Kodėl buvo uždaryta? Nes čia iš Baltarusijos pradėjo skraidyti kažkokie balionai su kontrabanda, tai uždarė visą erdvę. Mano skrydį atšaukė, skrydžių daugiau pirkti nebebuvo tą pačią dieną, tai reikėjo užsibukinti skrydį kitai dienai, tai grįžau tik pirmadienį, bet ačiū Dievui aš čia. Tai ką, greitai rezumuojam Angliją, tai Anglijoje nepirksiu sklypo, nestatysiu aš namų Anglijoje. Šalis gal aplankyti, pakeliauti ir faina, tikrai graži. Londoną užskaitau, patiko, bet ten gyventi ir statyti tikrai nenorėčiau. Nors per savo trumpą gyvenimą tikrai esu nemažai apkeliavęs iš to pasaulio, esu gyvenęs ir Kanadoje, esu gyvenęs ir Amerikoje, esu gyvenęs ir toj pačioj Anglijoje, bet kuo arčiau man 40 metų, tuo labiau suprantu, kad noriu savo šaknis įleisti Lietuvoje. Čia augom, čia gimėm ir ekonomiką reikia plėsti taipogi Lietuvoje. Tai čia, manau, visiems labai aktualu. Susimastykit. Tai to pasekoje ieškosim toliau sklypo Lietuvoje. Ir kurio aš dar nerandu ir sunkiai man seko su tom sklypo paieškom, nežinau. Bet kol kas juda sudėtingai ir sunkiai. Kas labiausia varžo, tai netinka kaina arba vieta. Nu ir aišku, dabar tos žemės kainos labai pakėlė, bet naivu būtų tikėtis, kad jos kris. Gal kažkiek stabilizuosis, bet kad kris ir sklypai žemė piks, tai tikrai nebebus taip. Aplink Vilnių tai 100% tik kils į viršų. Žodžiu, reikės ieškoti ir griebtis šiaudo, jeigu nieko nerasiu. Imsiu, kad ir patį prasčiausią variantą. O ko gali tikėtis šiame video, tai atsidarysim sklypų pardavimo portalą ir ką darysim, tai pasidarysim tokią kaip kriterijų lentelę. Esminius dalykus į ką atsižvelgt. Tai dabar galvoju, reikia kažkaip pradėti analizuoti šiek tiek giliau, pasidaryti tokią kaip analizinę lentelę, išnagrinėti iki kaulų čiulpų ir į kelis sklypus išsirinkus tiesiog nuvažiuoti vietą. Tai manau video bus tikrai įdomus, veiksmo nusimato nemažai, informacijos bandysiu perteikti kaip visada daug, ką žinau. Aišku, aš ten daug visko tikrai nežinau,
pats viską analizuoju, pats visko ieškau, nes, statyt, ką aš moku, statyt namą moku, bet visos tos dokumentacijos, ten sklypų paieškos, į ką labiausiai žiūrėt, tai man irgi čia yra viskas nauja, tai visi nuo to pradedam, kai statom namą. Mano irgi čia yra pats pirmasis namas, pats mano namas, nes namų aš žmonėm pastatęs labai daug. Jeigu taip grubiai skaičiuojant, tai dirbu statybose jau apie 7 metus, tai į metus pastatom 10-12 namų, tai ten mini pertraukos, tai grubiai paėmus, tai jau kažkur 70 namų esu prilipdęs. 70 laimingų šeimų gyvena Bratuko pastatytam name. O Bratukas savo namo dar neturi, gyvena namuojam bute, bet ta nuoma kiekvienais metais auga ir auga nevaikiškai. Pavyzdžiui, man per paskutinius 3 metus buto nuoma pakilo 300 eurų. Įsivaizduokit, 300 eurų pakilo, kai jau taip buvo nemaža, kai išsinuomavau. Tai man jau prispyrė į kampą ir sakau, reikia statyti namą, nieko nebebus. Kremba rankas turiu, kojas turiu, galvą turiu, nors ir skamba kaip puodynė, bet kažkas vis tiek turi išeiti. Jeigu labai nori, tai ir padarai. Tai va, tiek. Žodžiu, tada šaunam į ofisiuką, tenais pradedam sklypo analizę, atsiverčiam kompą, ieškom geriausių variantų ir tada palieksim į tuos kelis variantus, kuriuos išsirinksim. Tai peace out, I'm out. Tai taip paruošiu savo balsą prieš kiekvieną filmavimą. Tai ką, sveikučiai, kaip ir minėjau, susitiksim ofisiuke. Ofisiukas paruoštas, vertinimų lenta paruošta, kompiuteris atverstas ir Bratukas pasiruošęs pasinerti į sklypų paieškas. Taip, tai ką mes čia turime? Turime balų lentelę, pasidarysim kriterijus, į kuriuos pagrindė svarbiausia atsižvelgti, duosim jiem balus ir reziumuosim sklypą, įvertindami jį tam tikrų balų. Ir galbūt nuvažiuosim į kelis apžvelgtus sklypus. O kokie bus kriterijai, pagal kuriuos vertinsime? Tai pirmas pats pagrindinis bus vieta. Antras, žinoma, nemažiau svarbus, kaina. Trečiasis labai aktualus dalykas, tai yra sklypo paskirtis. Ketvirtasis, ką aš labai dažnai akcentuodavau, tai yra privažiavimas. Važiavimas su E ar į A? Nežinau, kaip parašyti privažiavimas. Važiuoti, važiavo, ką veikia E. Važiavimą, paieškosiu Google'ai. Su į A. Lietuvių mokytoja nepasididžiuotų. Penktasis, komunikacijos. Na ir pats paskutinis, tai dokumentai, dokumentacija. Brėžiam juostą. Sienos tik neištept. Žinot ką? Vieną praleidau, irgi labai svarbu, tai yra sklypo plotas. O Jėzau, kaip tiesiai. Taip pat ir sienas mūrijų. Na tai ką, vieta, ar tai būtų miestas, ar tai būtų rajonas, atstumas iki centro, kaina. Kaina, tai kokia yra kaina sklypo, kokia yra kaina aro, ar atitinka kaina rinkos kaina. Paskirtis, tai žinoma, ar tai namų valda, žemės ūkio, sklypo soduose ir taip toliau. Privažiavimas, tai ar būtų iki sklypo privažiavimas žvyrkelinis kelias, ar tai būtų asfaltuotas kelias, ar išvis kelio nėra. Komunikacijos, tai žinoma, pažiūrėti, ar yra sklype elektra, atvestas vanduo, valymo įrengimai ir panašiai. Dokumentai, tai sklypas ar pilnai suformuotas, ar visi dokumentai tvarkingi. Na ir sklypo plotas, tai ar 10 arų, ar daugiau arų, ar sklypo forma yra taisyklinga, ar pačiam sklype nėra jokių kliučių, kaip medžiai, seni pastatai, pamatai ir panašiai. Tai štai, turim visus kriterijus, dabar galime pasinerti į pažinčių paieškų portalą ir paieškoti sklypų. Važiuojam. Na kągi, metas pradėti sklypų paiešką. Čia sklypų patrulis Bratukas. Einame į portalą. Aš žinau tik tai vieną, pagrindinį aruodas.lt. Įsijungiam ir iš karto ką darome. Sklypai, pardavimui, žinoma pardavimui, savivaldybė Vilnius ir pridėti Vilniaus rajoną. Man tinka ir rajonai. Paskirtis. Paskirtis namų valda. Daugiabučių nestatysiu, nors visai norėčiau pastatyti daugiabutį. Žemės ūkio netinka, neūkininkas, sklypas sodose tinka, miškas, pramonės, sandėliavimas, komercija, visi kiti netinka. Tai namų valda ir sklypas sodose, kaina nuo iki. Ok. Kaina iki
Na, besiu iki 40 000, nors ir tai yra per didelė. Norėčiau iki 2 štukų rasti. Nors spaudžiam ieškoti. Štai. O, iš karto ką turim. Pirmąjį sklypą, 5 žvaigždutės. Galime jį ir apžiūrėti. Atsidarom sklypą. Vilnius, Aukštieji Paneriai, Zigmantiškių gatvė, namų valdos paskirties sklypas, 15,6 km iki centro taško. Taip, pasižiūrim nuotraukas. Taigi, ką matome šioje nuotraukoje, tai matome, kad sklypo forma yra taisyklinga, čia stačiakampis ar kvadratas ar kažkas panašaus, tai bus patogu formuoti namą. Taipogi matome, kad priekyje eina kelias, klausimas ar čia labai triukšmingas kelias, ar daug čia mašinų važinėja, ar tik tai toks užmiesčio keliukas. Taip, ką galime dar padaryti, tai įsivesti šitą nuorodą į Google Maps ir pažiūrėti vaizdą iš palydovo. Štai greičiausia čia bus šita vieta. Šitas keliukas. Blemba, neleidžia. Neleidžia įvažiuoti į šitą šunkelį. Na! Teks važiuoti pačiam, negaliu įvažiuoti su Google Maps'u. Ok, tai einam toliau žiūrėti. Nuotraukos tvarkingos, jų nėra labai daug, negalim pamatyti iš arti, kaip atrodo sklypas, tai geriausia būtų nuvažiuoti ir patikrinti jį vietoje. Kas dar? Čia žinot, sklypų paieškos man tai labai asocijuojasi su Tinderio vaikino arba merginos paieška, kai nuotraukos būna portalė vienokios, o kai susitinki realybėje, atrodo visiškai kitaip ir būni ganėtinai šokiruotas gerąją arba blogąją prasme. Taip, kas toliau apie šį sklypą? Namų valda, tai labai didelis pliusas, kad jau paskirtis yra namų valdos sklypas, tai mažai rizikos, kad sklypas netiks statyboms. Ką toliau matome aprašyme, tai leidžiama statyti iki 3 aukštų gyvenamąjį namą, maksimalus bendras pastato plotas 338 kvadratai. Tai šioje vietoje aš manau, kad tai yra labai solidi galimybė, jeigu planuojate statyti arba tarkim nuomai didelį pastatą, arba esate daugiavaikė šeima ir jums reikia didelio namo, didelės kvadratūros, pavyzdžiui, nežinau, esate koks šeichas iš Arabijos ir turite 5 žmonas ir 25 vaikus, tai visai neblogas variantas, sakyčiau. Kas čia dar? Komunikacijos. Yra elektra, yra dujos, suprojektuotas vandentikis ir nuotekos. Tai taip, tai irgi pliusas, yra elektra, yra dujos, suprojektuotas vandentikis ir nuotekos. Tai šitą vietą aš dar kartą pasitikrinčiau, ar tikrai realizuos tą planą. Taipogi iš nuotraukų matome, kad net 2 vietose sklypas ribojasi su pušynu, tai yra gana didelis pliusas. Bet tuo pačiu gali būti ir didelis minusas. Klausimas, ar tie medžiai netrukdytų statyboms, ar sklype nebūtų per daug šaknų didelių ar panašiai, ką reiktų utilizuoti, pašalinti. Tai čia reiktų irgi važiuoti vietą ir tikrinti, žiūrėti. Yra privatumas, nes iš 2 pusių yra miškas, ramybė, gamta, kam patinka gamta, tai manau labai geras variantas. Kaina yra 27 000, kas gautųsi už arą, tai už arą gautųsi kažkur 3190 eurų už arą. Tai reiktų irgi pasitikrinti, ar šitoj lokacijoje ši kaina atitinka rinkos kainą, ar ji nėra ženkliai per aukšta. Gana neblogas susisiekimas su miestu. Iki prekybos centro Europa 38 minutės, geležinkelio stotis 38 minutės, kirtimai 14 minučių, Vilniaus arkikatedra 40 minučių. Artimiausi darželiai už 1,2 km, mokykla irgi už 1,2 km, stotelė 780 metrų. Nėra labai arti, sakyčiau, jeigu peškom vaikščioti žiemą, tai nėra labai malonu kilometrą kapoti peškomis, bet nėra ir tai blogai, ne 10 km, kai prisimenu mokyklos laikais, mano vienas klasiokas kiekvieną rytą turėdavo iki stotelės ateiti ten beveik 8 ar 9 km. Na, pamokų lankymas nebuvo pats geriausias, pirmūnų nebuvo, bet pagarba vien už tai, kad ateidavo, aš jau duočiau medalį ir už tai. Metas vertinti šį sklypą. Tai pirmas vietai duočiau, aš asmeniškai duočiau 6. Man Paneriai nėra
vieta, kurioje aš norėčiau gyventi, bet gal daugam yra tai miela vieta, tai kažkam gali būti 8, bet aš duodu vietai 6 iš 10. Kaina. Kainai 27 000, aukštieji paneriai. Nėra labai didelė kaina, bet nėra labai maža. Tai kaina, sakyčiau, 7. Sklypo paskirtis, namų valda, viskas tvarkingai, forma sklypo tvarkinga, viskas gražu. Sakyčiau, 8 tikrai. Privažiavimas, matėm, yra asfaltuotas kelias, iki pat sklypo privažiavimas lyg tai žvyrkelis, bet ten reiktų važiuoti į vietą, įsivertinti ir pasitikrinti, tai kol kas keliui duodam 7. Komunikacijos, tai elektra ir dujas gerai, reiktų patikrinti nuotekas ir vandentiekį, tai komunikacijom irgi 7. Dokumentai, su dokumentacija kaip ir viskas gerai, tai 8. Ir sklypo plotas 8,5 aro, tai vietos tikrai pakanka namo statybai ir sklypo forma ganėtinai nebloga, tai galime duoti irgi 8. Tai apibendrinant, pirmas sklypas duodame vidurkį, stiprų 7. Solidus variantas su nemažai pliusų, tačiau yra daug ką patikrinti nuvažiavus gyvai arba pasikvietus kokį specialistą. Galbūt, jei turėsim laiko ir pašoksim iki šio sklypo, įsivertinsim, kaip viskas atrodo realioje situacijoje. Ką būtina patikrinti šiame sklype, tai ar medžiai netrukdytų statyboms, ar tikrai galioja komunikacijos planai, ar yra tikslios ribos, ar susisiekimo kelias yra oficialus, ar garantuotas privažiavimas iki sklypo. O dabar perinam prie antrojo sklypo. Na ką, einame ieškoti sklypų toliau. Antrasis sklypas. Grįžtame atgal. Birninkiškių. 36 štukas, tram 2, tram 8, brangoka. 37, 24, 4 štukas sklypas sodose. What the fuck, šitą garažėlį galėtume renovuoti kaip kiemo magas. Už ko užklius akis, čia žinot, kaip ir sakiau per Tinderio paieškas. Taip scrollini ir būna toks cinkelis. Va, aš pajaučiau cinkelį ties šiuo sklypu. Atsidarom. Vilniaus rajono savivaldybė, Lytos kaimas, Lytos gatvė, namų valdos paskirties sklypas. Reikia pasigilinti. Greitai pražvelgiam nuotraukas, tai matom sklypo formą tokią. Nėra labai bloga, nėra labai gera. Aplinkui matome ir senų, ir naujų pastatų. Prie pat kaimynų jokių nėra. Čia kažkokie medeliai auga, apšienauta. Pušinėlis, kažkoks keliukas eina žvirkeliuotas. O, matome, elektros stotelė stovi, jau pliusiukas. Pagrindinis kelias eina, dviračių takas. Neblogai, man patinka. Čia jau dalykai, kuriuo aš nesuprantu. Ir ką? Pradedame apžvalgą antrojo sklypo. Tai ką, vieta nebloga, vieta yra arti Vilniaus, bet vis dar kaimiška teritorija. 1 kilometras už miesto ribos ir 20 minučių iki miesto centro. Po detalaus projekto sklypas padalintas į 2 sklypus - 8,3 aro namų valda ir 2,88 aro susisiekimo inžinerinių tinklų. Viso 11,51 aras. Tai plotas 11,51, tai nėra labai blogai, nėra pats mažiausias sklypas, tai tinkamai vieta statyboms ir 2,88 skirta inžineriniam tinklams ir privažiavimui. Na, sakyčiau, pats sklypas namų statybai 8,6 tai yra standartinis, neblogas variantas. Jeigu nestatysi ten namo dvaro didžiausio, na, bet dabar palyginus didelių namų labai nieks nebesistato. Kai buvo 2000 metais ten mada, kad jeigu kaimynas pasistatė nemažą, tai aš turiu statytis dvigubai didesnį, tai ne, jau tokių nebėra. Ką susidūrėm statydami, tai daug užsakovų tiesiog parduoda tuos senus gargarus ir statosi kompaktiškus apie 105-108 kvadratų vieno aukšto namukus, nes kas nori senatvėj laipioti laiptais į viršų. Metai bėga, kūnas dyla ir tampi po biškį tu per dylą. Taip, einam kainą pažiūrėję, 22 900 eurų, 1 aras 1990 eurų. Žinant, kad tai nėra Vilniaus miestas, tai nėra labai maža kaina, bet nėra labai ir didelė, nes šiaip vietos yra gana nemažai, susisiekimas gana geras, iki miesto irgi nėra labai toli, tai kaina, sakyčiau, visai nebloga.
Sklypo paskirtis namų valda, tai viskas labai tobulai tinkama namų statybai, tai čia pliusas. Privažiavimas, parašyta geras privažiavimas, bet aš privažiavimą norėčiau pasitikrinti vietoje, nes čia nežinau. Man nesimato, kad čia apskritai būtų kažkoks privažiavimas prie pat sklypo. Čia kelias nueina, o čia kaip ir nieko nebėra, nebent iš kitos pusės. Galbūt nuvažiuosim apžiūrėti ir šį sklypą. Komunikacijos. Yra numatytas elektros servitutas, elektros prijungimai nuo pastotės 30 metrų nuo sklypo ribos. Tai elektros servitutas arti, bet nėra tiesiai sklype. Taipogi nepaminėta, ar yra atvestas vandentekis ir nuotekos. Šitą irgi reiktų pasiaiškinti. Dokumentai. Tai geodeziniai matavimai atlikti, sklypas paruoštas pardavimui. Atrodo viskas tvarkinga. Parduodamas be tarpininkų. Tai nėra jokių brokerių, kas irgi pliusas. Manau, kainą dar tikrai galima būtų paderinti. Už kokį 20 000, jeigu parduotų. Galima pirkti. Bet reikia turėti pinigų. O aš neturiu. Ir šios sklypo verdikto metas. Taigi, vieta man tikrai nėra gera, man vieta nepatiko, kaimas. Aš asmeniškai ieškausi sklypo labiau riešės pusėje, gulbinėliai, gulbinai, balsiai. Man ši pusė yra labai miela, nes dažniausiai visi sklypo ieško iš ten, kur yra kilę. Tai aš kilęs nuo Molėtų. Tai tą pusę ir ieškau, kas yra kilęs nuo Kauno, ten nuo Lenkijos ar kažkur, tai ieško labiau kitoj pusė. Tai man ta kita pusė Vilniaus nepatinka, viskas su jie gerai, bet tiesiog širdis sako, kad aš noriu kitoj pusėje. Tai šiam kartui bus pitakas. Kaina šiaip nebloga, nėra tarpininkų, dar galima dėrėtis, tai kainai irgi rašau. Kaina irgi 7, paskirtis viskas su juo tvarkoj, namų valda. 8. Privažiavimą reiktų tikrinti. Matėm, yra asfaltuoto kelio, yra žvirkelinis, neaišku, ar iki pat sklypo yra padarytas kelias, tai su privažiavimu čia yra klaustukas. Privažiavimui rašau 5,5. Komunikacijos. Tai komunikacijos irgi. Elektra nėra tiesiai atvesta į sklypą, bet yra gana netoli ir toliau neaišku su vandentikiu ir nuotekom, niekas nepaminėta, reiktų aiškintis, tai šiam kartui rašau pitaką. Dokumentacija atrodo viskas tvarkinga, sutvarkyta, reiktų dar pasitikslinti sklypo ribas, bet dokumentai 8, atrodo nėra jokių paslėptų kabliukų. Ir sklypo plotas, tai plotą už tokią kainą gaunate gana nemažai, gaunas 8,5 aro namų valdos, namų statybai ir 2,88 aro, tai inžinieriai tinklai ir privažiavimas. Tai plotui irgi darau pagal kainą stiprus 8. Tai šį sklypą vidurkis labai stiprus 6, taip man labai dažnai sakydavo lietuvių kalbos mokytoja. Stiprus 6, rašom stiprus 6. Ir dar ką norėsiu pasižiūrėti, kokie yra patys brangiausi sklypai Vilniaus mieste. Nes, kiek žinau, ten sumos siekia milijonus. Įsivaizduokit, milijonas už kokį 10 arų žemės gabalėną. Milijonas. Nežinau, aš sunkiai tiek per visą savo gyvenimą jaučiu uždirbsiu, bet kai kas turi pinigų. Na ir dabar pažiūrim pačių brangiausių sklypų. Tai reikia užsidėti filtrą, brangiausi viršuje. Na štai 3 049 arų sklypas. Na, bet čia aišku daugiabučių statyba ir panašiai. Bandom ieškoti, kur yra kažkas nekomercinės paskirties. Va, milijonas. Žvėrynė. Atsidarom. Štai. Va tokį plotelį gaunatės. Čia dar yra senų kažkokių grįvėsių. Tai kas čia, tik vienas lemas. Pasistatai, tau namuką. Na štai, matome nekilnojamo turto brokerę, atrodo gana simpatiška, pardavinėja premium klasės sklypus, tai greičiausiai bus pasiturinti. Kaip matome, iš karto parodo, kad mėgsta papuošalus, auskariukai, žiedas, padarytas manikiūras tvarkingas, plaukai šukuosina padaryta, sutvarkyta, paruošta fotosesijai, apsirengusi labai tvarkingai.
tikriausiai kažkoks stilistas ar dizaineris rengia, tikrai vertas dėmesio pasiūlymas. Na tai štai tokia būtų trumpa sklypų vertinimo apžvalga. Aišku, čia tas vertimas yra labai paviršutiniškas. Reiktų jau prieš perkant plačiau viską pasigilinti, visus dokumentus. Geriausia būtų pasisamdyti kompetentingą asmenį, kuris viską už jūs sužiūrėtų, pažiūrėtų visas dokumentacijas, ar viskas tvarkinga, ar nėra jokių įsiskolinimų ir panašiai. Bet kaip matom, apžvelgiam sklipus, o dabar pabandysim iki jų ir pavažiuoti, pasižiūrėti, kaip jie atrodo realybėje, realioje situacijoje. Tai matot įvertinimas 6-7. 6-7. Viskas, ofisiukas užsidaro, bratukas šauna į mašiniuką ir važiuojam į sklipų paieškėlę. O jūs nepamirškit pasubscribinčio kanalo. Nu va, aš jau automobiliuke pajudėjau iki pirmojo sklypo, važiuojam į tuos, kur aukštieji ar žemieji paneriai, kažkurie iš tų panerių. Tai važiuoju iki to sklypelio, pažiūrėsim vietoje, kaip ten viskas atrodo. Ar ne per daug miško įaugia į sklypą, ar yra geras privažiavimas. Gyvai viską matome kitomis akimis. Nuotraukos niekad neperteikia to tikro vaizdo ar emocijos, tai geriausia nuvažiuoti ir įsivertinti gyvai. Bet žinot ką pajaučiau važiuodamas, kad mano skrandis gurguliuoja, pilvukas prašo valgyti. O tuščiu skrandžiu niekad negalima vyrui nei galvot, nei dirbt, nei bendraut su moterim, nes dažniausiai aš, kai būna tuščias skrandis, būnu labai piktas. Dėl to yra tas posakis. Į vyro širdį reikia visą laiką eiti per skrandį. Pilnas skrandis reiškia laimingas vyras. Tai galvoju, reikia kažkur sustoti, užvalgyti. Dabar mačiau, daug kur reklamuoja tą kažkokį McDonald'o naują mešlainį su šonkauliukais. Tai gal nuvažiuosiu pabandyti. Šiaip nevalgau aš to pakelės maisto, nes reikia stengtis valgyti kuo sveikesnį maistą. Kuo sveikiau valgysi, kuo sveikiau gyvensi, tuo ilgiau būsi darbingas. O aš turiu būti darbingas, kad džiuginčiau užsakovus savo pastatytais namais. Tai kai jau bus sklypas, kai jau bus namo statybos, tai galvoju visą laiką pietus darysime sklype ir pats gaminsiu, nes gaminti aš visai mėgstu. Kaip nepaslaptis, esu dirbęs virtuvės šefu, tai manau daugumai negirdėta naujiena. Nes darbas virtuvėje man, nežinau, man asmeniškai labai patiko, man gamint patinka, valgyti mėgstu, tai tas yra labai artima, tai galvoju visą šitą reikia kažkaip pritemti ir prie bratuko kanalo. Kai bus vidosikai apie statybas, dar paraleliai bus ir apie maisto gaminimą. Na. It's a motherfucking OG. Dvacoką turiu, gal užteks. Sveiki. Labą dieną. Man kilogramą bulvių ir 1 šliosą šlapenkos. Galite privažiuoti prie sekos. Už mėsainį juodą kavą ir vidutinį bulvyčių sumokėjau 6,20 €. Ar buvo verta, tuoj pažiūrėsim. Mako bulvytės, 8 pasaulio stebuklas. Į Maką galima važiuoti vien dėl bulvyčių. Man asmeniškai žiauriai skanu. Gerai. Dabar žiūrim į tai, dėl ko ir atvažiavam. Makrib mėsainis. Iškart matau belekiek padažo privaryta, porą cibuliokų, 2 agurkėliai. Neatrodo kažkuo įspūdingas. Paragaujam. Labai karšta. Nejaučiu daug skonio, apart barbekių padažo. Labai daug įdėta padažo, tai visas skonis tai yra tik tai barbekių padažo skonis. Net mėsos skonio nesijaučia, tai nežinau, man taip asmeniškai nelabai patinka, neužskaitau. Ir tą mėsą jaučiu valgyčiau šitą popierių, ar tą mėsą nelabai jaučiau skirtumo. Bet skrandį užkyšiu, nėra ko skūstis. Ar rekomenduočiau tiems, kas dar neragavo? Ne, nerekomenduočiau. Mano įvertinimas šiam makribui - pitakas. Skrandį užkiši, bet skonio daug nėra. Viskas, ką jauti, tai barbekių skonis ir viskas. Pasistiprinam, judam toliau. Biški užblūdijau, nes neparodyta tiksliai sklypo vieta. Čia reikėjo pasisukinėti ratais kvadratais, bet man atrodo jau matau, kur jis yra. Jis yra kažkur čia po dešiniai. Štai asfaltas. Ir toliau hui paryši. Štai, draugai, ir atvažiavome prie to mūsų sklypelio, jis yra kažkur čia.
Nežinau, aš atėjau į tą vietą, kaip parodyta nuotraukose. Ten va matote už manęs tas kalnelis. Irgi kaip buvo parodyta nuotraukose, tai čia turėtų būti ne šitas sklypas, kur už manęs, bet jis turėtų būti kažkur čia. Ir čia pagal mane tas gražus pušynas. Aš tai čia grožio daug nematau. Aplinkui visur nebaigtos statybos ir toks vaizdas, kad čia ne tik nebaigtos, bet sustoja statybos. Langai vieni įdėti, kiti jau išlupti. Čia statyta, nedastatyta. Čia iš vis jau statyta. Ten matosi jau sienos griaut pradėtos. Greičiausiai darbuotojai pabėgo, išvartė sienas ir tiek žinių. Va matote, o jūs sakėte, kad tik bratukui griūna sienos. Pasirodo, ne tik. Kas čia įvyko, man gana gerai aišku, tačiau savo nuomonę pasilaikysiu savo, nes kažkas gali pagalvoti, kad skleidžiu dezinformaciją ir tada turėsiu nemažai problemų. Tai čia gali būti amžinos statybos prie jūsų sklypo. Tai čia, kaip sakydavo seni statybininkai, tai čia yra kolūkis. Dėl to labai gerai yra visą laiką atvažiuoti į vietą ir įsivertinti realią situaciją. Nes ką matėm nuotraukose, tai vaizdas atrodė 10 kartų gražiau. O ką matom realybėje, toks vaizdas, tos visos pušys auga jūsų sklype, tai jums reiktų jas pjauti, griauti ir būtų labai daug reikalų. Ta prasme, vieta plius minus gal ir nebloga. Nu va čia va prie pat asfaltuotas kelias. Bet jau iš karto reiktų darytis kažkokį privažiavimą į patį sklypą, nes čia nėra jokio keliuko. Aš atėjau čia per brūzgynus, čia tiesiai, kur eina teritorija į sklypą, čia iš vis nėra kelio, kažkokia pieva. Čia va matom, yra pradėti daryti keliukai, kur vyksta statybos, bet tos statybos tai 100% sustabdytos, tai čia irgi neaišku, kada prasidės visa infrastruktūra, tai blemba, čia daugiau klausimų negu atsakymų. Opcija, o čia va nusileidus, matome jau ir pirmieji blokeliai yra jūsų sklype, tai jau galite po truputį pradėti ir namo statybas. Galit pradėti kelt pirmuosius kampus, lipdyt, va, savo trobėsi. Opa! Štai ir namas. O ko čia laukt? Sklypas yra, namas statom, sienos pakeltos, galima jau gyventi. Tai ką, reziumuojant šitą sklypą, tai situacija nuotraukose, situacija skelbime visiškai netitinka situacijos realybėje. Aplinkui vyksta statybos, kurios sustojusios, tai irgi čia niekas greitų metų nejudės. Tai čia reiktų labai daug gilintis į šitą vietą ir šitą variantą. Visur viskas apgriuvę, apaugę, apžėlę. O va čia greičiausiai kažkoks keliukas turėtų būti. Tai jis atrodo štai taip čia va. Nu čia faktas, kad reiktų viską remontuoti ir tvarkyti. O labai netoli, štai matome, yra gamykla. Tai reiškia, būtų nemažai triukšmo. Daug važinėtų sunkiosios technikos, fūros ir panašiai. Aišku, netoli asfaltuotas kelias, pliusas, bet ten gamykla, ten toliau gamykla, tada pažiūrėjus, ten toliau gamykla. Na štai ir apžvelgėm pirmąjį sklypą, kurį apžiūrėjome iš pradžių per kompiuterį. Tai nežinau, mane šiaip situacija realybėje šiek tiek, gal net ne šiek tiek nuvylė. Tai reziumė, jeigu yra iš ko rinktis, šito sklypo nesirinkčiau. Gal kam nors patiks, atvažiuokit, nusipirkit, bet aš sakau 3 ne. Važiuojam į kitą vietą. Atvažiavome iki antrojo sklypo. Šiaip sklypas iš tikrųjų labai toli. Ta kelionė mane taip išvargino, atrodo, čia amžinybę važiavau. Man iki Klaipėdos atrodo greičiau nuvažiuoju, negu aš atvažiavau iki šito sklypo. Tai štai čia prasidėjo Vilniaus rajonas. Tai pažiūrėsim, iki sklypo rodo kilometras. Nu, čia kažkur. Čia jau tikrai aprašymas ir tai, ką matėme nuotraukose, atitinka visą situaciją realybėje. Viskas realiai taip, kaip ir parašyta. Jokių paslėptų kliurkų, kaip prieš tai buvusiam sklype. Čia
Viskas kaip ir nuotraukose, viskas kaip ir aprašyme. Aplinkui tikrai matome neblogą kaiminystę, visur pasistatė nauji namai, atrodo visur ramus, tvarkingi žmonės. Tenais netoli yra pagrindinis kelias, tenais privažiavimas irgi labai geras, ten va eina šiek tiek žvirkeliukas ir ten va asfaltas, tai čia nežinau, 100-105 metrų žvyrkelių pavažiuoti, kuris irgi nėra išmaltas, geras kelias. Komunikacijos kaip ir parodyta buvo, ten elektros skydinė stovi, tai elektra irgi nėra per toliausia, privažiavimas neblogas, aišku, čia reiktų kelią dar susiformuoti iki pat sklypo, nes nėra tokio keliuko, bet šiaip palyginus, jeigu jisai nebūtų taip toli, nuo ten, kur aš ieškau nuo tos pusės, tai tikrai būtų labai svarstytinas variantas ir susimastyčiau gal net pirkti šitą sklypą. Tai va, kas ieško šitoj pusėj, galite įsidėmėti. Visai toks neblogas variantas. Deja, bet čia negalėjau pasikelti net drono, nes čia kažkokia uždrausta zona, negalima skraidyti, bandžiau suvesti koduką, bet irgi nedavė skristi, tai negalėjau įsivertinti sklypo teritorijos iš viršaus ir viso vaizdo parodyti. Šiaip vieta irgi labai yra rami, aplinkui apsistatę tai gyvenamieji namai ir nėra labai daug senų kažkokių trobesių, visi naujos statybos namai, tai kaiminystė gera, kaip sakant, ir nėra taip, kad būtų pastatyta namas prie namo, yra erdvės, yra tos privačios teritorijos, tai nežinau, daug pliusų, tikrai yra daug pliusų, yra keletą minusų, tai mano didžiausias minusas, kad man labai toli nuo tos lokacijos, kur aš ieškau, bet kas labai patiko, kad aprašymas tikrai atitinka visą situaciją realybėj, nėra jokių ten užslėptų kabliukų, ten kažkokių ten pagražintų nuotraukų, kaip nufotkinta, kaip parodyta nuotraukose, viskas labai realiai atitiko visą situaciją. Tai tiek, tai va, apžvelgiau šitos 2 sklypus, tikiuosi nebuvo labai nuobodu, labai gal nenusišnekėjau, aišku, kad nusišnekėjau. Jeigu patiko, tai nepamirškit palaikinti šio video, nes tas video darimas užtrunka tikrai labai daug laiko, nes aš viską darau pats ir filmuoju, ir važinėju, ir montuoju, po to tai tikrai užtrunka, atima suvalgo daug laiko, bet kaip matau, žmonėms visai patinka, gana aktyviai įsitraukėte tuos mano vidosiukus ir palaikinat, ir pažiūrit, ir nemažos peržiūros, tai ačiū Jums. Ir kitą video planuoju daryti apie namų tendencijas, tai yra kaip keitėsi namų dizainai ir architektūra nuo kokių 80-ų iki šių metų. Tai nuvažiuotume apžvelgti ir tuos senovinius alitukus, 2000-ųjų tuos didžiulius gargarus, kai jeigu kaimynas stato didelį, tai tu turi dar dvigubai didesnį. Ir kokios tendencijos ir mados vyrauja šiais laikais, tai 2025 metais. Manau, gausis labai įdomus vidosikas, bet kad tas video išeitų, reikia jūsų labai didelio palaikymo. Tai nepamirškite laikinti bei subscribinti Bratuko kanalo, nes jums tai nieko nekainuoja, o mane tai skatina kurti ir tobulėti toliau. Dar kartą ačiū visiems, kas pažiūrėjo ir bye bye, iki kitų kartų.